Sveiki, mėlėjai. Sveiki. Pažiūrėkit, kaip Eglė prisiderinusi prie sėdynių mašinos. Prie vaido prisiderinusi. Pažiūrėkit, kaip jinai prisiderinusi su šaliku. Man reikėtų mėlyno šaliko. Tai va, šitas vaizdo įrašas yra, prašom, gal kas turit mėlyną šaliką, galit man atsiųsti. Ne, juokaujam, vis dėlto mes norim pakalbėti apie daug rimtesnius dalykus, pradėjom taip linksmai, bet iš tikrųjų tai yra rimta tema ir pakalbėsim apie įkaitus. Apie žmonės įkaitus. Ir apie teroristus ir įkaitus. Jo, ir šią temą užvedė Eglė, tai Eglė ir leisiu pradėti tą temą, nes važiuojant, sako, Eglė pradėjo kalbėti tą temą, sako, reikėtų apie tai video padaryti. Sakau, gal padarom dabar? Eglė sako, o kodėlgi ne? Sakau, bet iškart dabar, va, sustojom ir padarom ant karštųjų. Tai taip ir padarėm, važiuodami tiesiog va, sustojom ir Eglė pradės. Aš iš tikrųjų nesirašiau čia, taip sakant, šitam pokalbiui, bet tiesiog dažnai būna mums taip svaidu, kad diskutuojam kažkaip važiuodami mašinoje ir aš sakau, apie šitą reikėtų video padaryti, apie šitą reikėtų padaryti, apie šitą reiktų. Labai daug iš tikrųjų būna įdomių temų ir ne viską įrašom, ne viską Vaidas įrašo, bet kai kurios dalykus, manau, tikrai svarbu būtų paminėti. Tai tiesiog pradėjom diskutuoti apie tai, kaip yra sudėtinga iš tikrųjų dirbti valstybinėse įstaigose, kur žmonės realiai jie tampa įkaitais ir jie negali, kaip pelė, negali nei cypt pasakyti, nes kitaip bus pagauti katino ir sudoroti. Tai tiesiog matom jau ir kaip pastarosiam savaitėm ne vieną pavyzdį, kaip ir su tarybos nariais yra susidorojama, kai jie truputėlį kažką pasako, taip sakant, ne į temą, kuri yra, kaip sakant, užvesta pastaruoju metu, ką reikia sakyti, jie pasako kažką, ko nereikia sakyti ir tada prasideda masinis susidorojimas per žiniasklaidą, iš tų pačių tarybos narių, žurnalistai įvairūs pradeda rašyti postus apie tai. Ir tiesiog norėjom pakalbėti, kaip žmonės tampa įkaitais ir kaip yra sudėtinga dirbti valstybinėje įstaigoje. Tu būdamas tarybos narys turi vykdyti Lietuvoje, kaip sakant, užduotą toną politikos, tarkim, aukštesniuose sluoksniuose, jeigu parsiduoda politikai ir jie priima laikyti toną slava Ukrainė, Ukraina laimės, mes iki galo remsim Ukrainą, tai ir žemesnėje grandyje ir rajonų tarybose netgi privalo tarybos nariai groti tą pačią dūdelę ir, tarkim, rajonuose yra priimami sprendimai, tarkim, finansavimai būna ir gatvių remontas, ir ten vaikų darželio, ar dar kažkokiu. Ir, tarkim, tarybos narys paima pasako, kad gal užteks mums čia tratinti Ukrainai pinigus, gal vis dėlto skirkim langai kiauri vaikų darželį, arba ten gatvė jau nebepravažiuojama žmonėm. Ir toj pat pasigauna... To negalima sakyti. To negalima. Toj pat, nes visi tarybos posėdžiai, tarkim, yra filmuojami, yra išsaugomi vaizdo įrašai. Ir sėdi tos torpedos vadinamos Sorošinės, finansuojamos Sorošu. Į jos iš tos neapykantos ir skundžia tokius žmonės, nors jie nesupranta, kad neužilgo į tie patys Sorošinės tos torpedos bus kaip naudingi idiotai panaudoti ir išmesti. O šitie tarybos nariai, taip pat aš matau, kaip jie spardosi, kaip jie yra pažeidžiami ir kokie jie yra silpni iš tikrųjų. Aš žiūrėjau ten Šilutė ar Šilalė, ten vieną tarybos narį užsipuolė. Jisai apkalta, ten jam buvo kažkokia ir jis net nesugebėjo nusifilmuoti. Jis atėjęs į tarybos posėdį, jis tiek išsigandęs, jis ant tiek silpnas, pažeidžiamas, kad jis netgi neištraukia kamerą ir nepasistato. Jis ten klausinėja, ar galiu filmuoti ar negaliu. Tarybos posėdis. Tai yra vieša vieta, savivaldybė, viskas turi būti viešinta. Paleičiau tiesioginį įrašą YouTube ir žiūrėkit, kad po to būtų galima atsekti, nes jie bijo, jie dabar žino, kad jie tarnauja savo kolegą Tratiną ir jie bijo, kad ateityje jie gali būti durniaus vietai, todėl jie žaidžia šiandien dieną ir jie negalvoja į priekį. Tai va, matėme ir Telšiuose taip pat vieną tarybos narį užsipuolė, kuris tiesiog pasakė, gal reikėtų pinigus paskirti ten ir netratinti, taip pat užsipuolė ir drasko. Ir
kai pasižiūri, vat, daugumą tų tarybos narių, tarkim, jie dirba plus papildomus valstybinėse įstaigose darbus, ne, tos valdiškus darbus, sakykim, liaudiškai. Ir jie yra įkaitai, jie nieko negali padaryti. Nes jeigu ką netai pasakysi, tave išmes iš darbo, tu neteksi pajamų, tau naują darbą irgi valstybinė įstaiga bus labai sudėtinga susirasti, nebent kažkur pats ieškotis, pats kursi ten savo verslą kažkokį ar kažką. Nu tiesiog vat yra tokia sistema sukurta, kad truputį ne taip kažką prieš sistemą pasakai ir viskas, ir tave sudoros maksimaliai. Ir pavyzdžiui, kad ir kalbant apie ten Ukrainos vėliavėlės, tai tiesiog mes ne vieną kartą girdėjom, ten nueinam į kokią įstaigą ir sakom, o čia jūs patys pasidėjo ten tas Ukrainos vėliavėlės ten ant stalo. Sako, ne, žinokit, mums atneša, mes nieko negalim padaryti. Mums tiesiog atneša, padeda ir... Man policininkai yra patvirtinę, kad tai daro, jie nieko negali padaryti. Man yra patvirtinę paštininkai, kurių automobilius taip pat apklijavo Slava Ukrainė tais magnetiniais tokiais lipdukais. Atėjo, sako, apklijavo visas mašinas ir viskas. Ir nieks net neklausė, kad ar aš noriu važinėti su tokia apklijuota mašina Slava Ukrainė, bet dabar jau nuėjame kažkodėl. Ir jis sudaro vaizdą, kad visi palaiko. Visi palaiko. O iš tikrųjų čia yra toks mobbingas, čia yra šantažavimas, čia yra terrorizavimas žmonių. Kad ir patį Žemaitaitį imkim, pamenu kažkokiam tai susitikime su žmonėmis, tik nepasakysiu, kokiam mieste, tiesiog žmonės paklausė, bet palaukit, Remigijau, jūs čia kalba tokius dalykus, bet pats sėdit Seime su Ukrainos vėliavėlė. Tai čia ne mes, čia mums atneša padeda, jis sako, ten iš administracijos kažkokius. Lyg jisai būtų neįgalus visiškai nusimti tą vėliavėlę. O tai jie į darbą nusiėmė. Nu gerai, tai antrą dieną vėl kažkas padėjo ir vėl nusiėmė. Tai tavo pozicija turėtų būti, gali parodyti savo poziciją. Jeigu jau Seimo nariai yra tokie silpni, tai pagalvokim, jie nieko negali padaryti iš viso. Jeigu net vėliavėlės nesugeba nusimti, jie nieko negali, neįgalus tiesiog. Tai va, arba prieš juos turima informacijos ir juos tiesiog jais manipuliuojama yra. Ir jie daro viską, ką pasakys. Viską kalėpia, nes aš žiūriu, pavyzdžiui, Žemaitaitis kalba daug ir tas kalbos, pripažinsiu, man dažnai patinka. Atrodo, kovotojas žmogus prieš sistemą, bet kada aš atsidarau LRS puslapį, Lietuvos Respublikos Seimo LRS.lt ir aš pasižiūriu apie balsavimus, kada vyksta rimtesni balsavimai, kas liečia dėl Rusijos, dėl Baltarusijos, visą kitą, Žemaitaitis balsuoja taip, kaip pridera ir dažniausiai kaip Landsbergių klanas, kaip konservatoriai. Tai va šitai vietoj taip pat kaip ir Gražulis. Netgi buvau prigavęs, kada, tarkim, vyko Baltarusijoje rinkimai ir jie priima rezoliuciją, kad nepripažinti šitų rinkimų, Baltarusijoje rinkimai yra neteisėti. Aš tada pagaunu ir Kepenis balsavo už tada, kai dar buvo Seimo narys, ir Gražulis balsavo už... Bet Gražulis kaip jisai vartėsi, jisai melavo, net jis netgi melavo, tai po to sakau, žiūrėk, šalia stovi Puteikis jo patarėjas, akis apvalios, o kalba visai ką kitą. Suprantat, tai yra niekščiai, kurie kalba atvažiavę susirinkimus, ar į turgus nuvažiavę. Kalba vieną, o daro realiai kitą. Dėl to jie ir išlieka toje sistemoje, nes kalbėtų gali ką nori, gerai, ne visada, bet jie gali pliurpti, bet kai lemiamų momentų, kai reikia lemtingus sprendimus daryti, jie padarys taip, kaip reikia. Taip, kaip reikia sistemai ir viskas. Tai va, yra be galo sunku žiūrėti ir tuose teismuose, ir teisėjai. Va, kiek bendrauju su nemažai žmonių ir šiaip esu mėgstantis pabendrauti ir įėjęs bet kokią įstaigą, nebijau užkalbinti, pakalbinti ir kada matau sėdi tą Ukrainos vėliavėlę ir kiti jie pripažįsta taip, su baime kalba, aš nieko negaliu padaryti, mums čia pastatė, ir aš suprantu, kad žmonės yra tiesiog šantažuojami. Įbauginti, ir prieš jų valią viskas yra. Taip. Turi paskolas, turi vaikus, reikia išlaikyti ir tu darysi, ką lieps, nes, taip reikia, kitaip neteksi darbą pajamų. Taip, o mes su žmona Egle nuo pat pradžių tą pačią poziciją laikom, aišku, mes irgi sulaukiam daug spaudimo. Oi, mūsų VŠI sąskaitos buvo išjungti. Ne viską pasakojam, ne viską, taip sakant, į kamerą. Ateis laikas, tikrai padarysim turbūt vien vaizdo įrašą, kokių mes spaudimo priemonių sulaukiam. Kai kurios yra absurdiškos, kai kurios yra juokingos, o kai kurios visiškai nejuokingos. Tai, kad mums išjunginėjo bankų sąskaitas, tai, kad tu bankė klausi, dėl ko jūs išjungit, paaiškinkit. Terorizmo finansavimas. Terorizmo finansavimo įstatymų remis, ko gerai šitoje vietoje, kur kas padarėm, kur ką pafinansavom ar kur ką.
mes sakau, tik esam paramos gavėjai, mes gaunam tik paramą, daugiau mes niekur neišleidžiam, taigi nieko mes Ir neremiame. jie negali nieko Jie pagrįsti. negali. Nu, bet matos nurodymas iš aukščiau, viskas, kaip ir su teismo vikingu. Buvo, jisai pasakojo ten, galite pažiūrėti kanale Teismo vikingas, kaip su juo bandė susidaroti VMI, jis ten viską yra išpasakojęs ir, nu, tiesiog, va, aiškiai buvo, kaip jis pats sakė, duota zadanė, iš aukščiau reikia va su šito susidaroti. Ir viskas, ir jie kala, va sistema taip ir žaidžia. Taip ir su mumis pasakė, išjungti sąskaitą, išjungia. Kito banko pasakė, išjungti sąskaitą, išjungia. Nu, va, ir taip Ar ateini į kitą banką atsidaryti sąskaitą, taip bankininkė taip maloniai priima, viskas tvarkoja, čia taip suveda, žiūri ekraną. Nepykit, negalėsim. Tai matos iš viršaus vaduotas. Arba man patiko, kaip Šiaulių bankė, aš turėjau sąskaitą, nežinau kiek metų, nu belė kiek metų, nuo tada turbūt, kada pradėjo veiklą Lietuvoje Šiaulių bankas, galvojau lietuviškas bankas, atsidariau sąskaitą ir gaunu žinutę, kad klausimus užduoda. Va, tokius atsakau į klausimus. Jie man po to sako, jūs neatsakėte klausimus, tai va, atsakyta. Nu jo, atsakėt, bet vis tiek mes turėsim iš jų. Aš tada skambino į Telšių skyrių, atsimenu, į Šiaulių banką. Ir ta darbuotoja, žinokit, sako, aš matau, kad čia, sako, nori tiesiog jums išjungti sąskaitą. Ir žinokit, aš, nepykit, sako, aš. Matos, kad jinai yra nekompetentinga spręsti, ar galima, ar negalima, iš Vilniaus atėjus, va, yra iš centro atėjus ir viskas duota. Tai greičiausiai saugumas. Va, saugumas čia labai šėlo, labai draskėsi, kada čia prasidėjo įsiveržimas tas į Ukrainą, tada va, jie buvo ant bangos, va, tai šita šizofreninė euforija. Tai buvo, aišku, dabar jau rimsta, dabar vėl tokia yra euforija, kada pralaimi jau oficialiai, mato, kad pralaimi ir Zelenskis išvijo. Ne euforija, bet toks sujudimas. Nusivylimas, toks jo, dabar ten iš proto eina, dabar yra purvo pilimas baisesnis ant Trumpo, nei ant Putino, kada mes su Egle pasižiūrėjom ten pas tos didžiuosius kovotojus Šarūnus Jasiukevičius. Vadina šitą Trumpą Tramplo, tipo kaip Putin. Huilo, jo, ten Tramplo. Dergėsi paveiksliukus belekokius, ten Zelenskis. Ir man yra taip keista, kai, ne ant Putino jie varo, bet ant Trumpo. O aš jau keletą metų sakiau, kad tai įvyks. Ateis ta diena, kada jie gailėsis, jie draskysis ir jie pils purvą ant tų pačių amerikiečių ir gers vaistukus nuo depresijų, nes jie dabar pasimetime, kaip ten tos moteris rašė, aš žiūrėjau vaizdo įrašą su Zelenskiu ir Trumpu ir verkiau, aš taip pat verkiau. Žmonės per emocijas paveikti. Karas yra labai baisus dalykas ir tiek ta pusė kenčia, tiek kita pusė kenčia. Ir, kad čia tik tai vieni kenčia, nėra taip. Tai va, dėl šito karo, kada Lietuvos didžioji valdžia parsidavė ir pasidavė, jie per visas valdiškas instancijas darė spaudimą, tokį mobbingą visiems darbuotojams. Šitie, apie kuriuos mes kalbam, tai jau yra žiniasklaidos aukos. Jie net nesupranta. Čia tas pats kaip mirė žmogus, jis nesupranta, kad miręs yra. Ir va čia šitie jau yra, jie nesupranta, kad jie yra aukos, kad jie yra išnaudojami ir jie yra didžiuliame nusivylime. Tai yra apgautieji žmonės. O tie, kurie dar, jie viduj supranta, kad juos spaudžia ir kad jie nenori iš vis galbūt palaikyti to karo, iš vis nenori apie karą kalbėti. Bet daugelis dėl to, kad turi paėmę paskolas ir bijo praras darbo vietą, jie tiesiog nuleidžia galvą ir daro tai, ką liepia. Pasakys pasiskiepys, pasakys užsidėk Ukrainos vėliavėliau, užsidės ir viską darys, viską. Ir ką tai rodo, kad tai, jeigu prieinam prie pabaigos, tai yra vergystė. Tai yra vergovė ir tai yra parsidavimas. Tai yra vis dėlto, mes kalbam apie žmonės parsidavusius, kai kurie netgi sako, tai yra mirę žmonės. Jau nebegyvi žmonės. Aš vis dėlto sakau, kad tai dar vis gyvi žmonės ir jie galbūt turi šansą atsitaisyti, apgalvoti, pergalvoti, atsistoti prieš veidrodį, prieš save ir užduoti savo klausimą, į ką aš pavirtau. Aišku, galima kaltinti, kad juos pavertė tokiais, bet vis dėlto turim nepamiršti, kad žmogus yra sąmoninga būtybė ir jinai pati priima sprendimus, žmogus pats priima sprendimus, ko jam būti, kaip jam būti. Ir nenoriu sakyti, kad mes su Egle esam puikiausi pavyzdžiai, kurie buvom spaudžiami, draskomi ir daužomi, bet mes nepasidavėm, bet iš tikrųjų taip yra, mes nepasidavėm, mes laikom savo poziciją ir teismai buvo, ir baudos, ir tampimai, ir grasinimai ir taip toliau, bet šiandien aš esu ramia, švaria sąžinė, jokios sąžinės graužaties, jokios baimės ir jokios neapykantos nei vienai, nei kitai pusiai, nes tu tiesiog žinai, kaip visi šitie procesai vyksta ir koks
bus finišas. O finišas yra visiškai toks, apie kurį aš kalbėjau. Ir Eglė tą kuo puikiausiai irgi suprasdama, nėra jokių mums nusivylimų, kažkokių, oi, kaip čia taip. Nu, tai savaime aišku, kad Zelenskis yra panaudotas, išmestas ir šitas karas yra baigtas. Tik dabar ieškoma būdų, kaip tai paskelbti ir kuo švelniau užglaistyti. Ir viskas. O man tų žmonių man gaila, man tų visų Jasiukevičių, Bartkevičių. Aš nejaučiu jokios neapykantos žmonėm. Tai yra tiesiog suklaidinti žmonės. Ir aš jokių būdų, pavyzdžiui, niekada jiem nepasakyčiau, kad jie turėtų būti išvaryti iš Lietuvos, ar ten sušaudyti, ar ten sudeginti, ar dar kažką. Kaip mums siūlydavo. Pastoviai. Niekada gyvenime. Nes aš suprantu, kas pas juos galvoje yra. O jie nesupranta patys, kas pas juos pačius galvoja. Nu, čia jau labai aukštas lygis yra, ne visi tokį lygį sugeba pasiekti, tiem, žinai, duok ten į rankas kokią ietį ir jie... Jo, nes kai kuriem atrodo, kad man ten Putinas kažkoks moka ar dar kažką, ir jie tai teikdami netgi nesupranta, kad Lietuvoje vis dėlto veikia VSD. Valstybės saugumo departamentas. Pajungta ir jie veikia gan gerai ir jie nepraleidžia tokių dalykų. Ir kada jie sako, oi, tau ten Putinas moka, ten dar kažką, tai reiškia, tu visiškai nepasitikė Lietuvos teisėsauga. Dabar gali būti, kad tau Trumpas moka. Dabar jau gali tau pradėti sakyti, kad tau jau Trumpas moka, nes dabar jau jie deda lygybę tarp Putino ir Trumpo. Jau dabar, įdomu iš tikrųjų yra stebėti šono visą tą, taip sakant, vyksmą, kas dabar vyksta. Mes esam labai liudininkai didelių pokyčių, man atrodo, pasaulyje ir iš tikrųjų tikrai labai įdomiais laikais gimėm ir baisiais laikais, bet ir įdomiais ir tiesiog stebim ir baisiau yra, žinoma, karas nėra tie laikai labai tokie baisus, bet geopolitiniai... Yra kitų niuansų, kuo šie laikai baisus ir tas degradacija tokia vykdoma žmonijos ir, taip sakant, mes matom jau vaikai nuo pat mažumės prie planšečių ir žiūri visokius tiktokus ir, aišku, jau į ką išaugs šita nauja karta. Tai... Ateitis šviečiasi labai labai liūdna, jeigu valstybiniu lygmeniu nebus perimtas konkrečiai švietimas, ugdymas vaikų, sąmoningumo kelimas valstybinių lygmenių, tai realiai bus valstybė su krūva idiotų ir mes matysim, kad šitie idiotai priiminės tokius įstatymus, kad bus draudžiama netgi juos kritikuoti, apie juos kalbėti, nes juos tai žeis. Suprantat? Protingiam žmonėm bus uždrausta. Arba įstatymus jau priiminės dirbtinis intelektas, nes žmonės bus per kvaili tiesiog. Tai va. Tai tiek norėjom pakalbėti. Iš tikrųjų pradėjom nuo valstybinių įstaigų, tai, esmę supratot, ką norėjom pasakyti. Tiesiog, kad, žmonės yra paversti įkaitais, bet aišku, mes vis tiek kiekvienas galim rinktis, ar mes norim būti įkaitų ar ne. Ir, stiprų žmonės, jie renkasi išlikti savimi, išlaikyti savo poziciją ir išlaikyti ją iki galo. Tai ir mane gelbėja ir mano varomoji jėga yra, kad aš vis daugiau ir daugiau sutinku tokių žmonių, kurie nebijo pasakyti savo pozicijos, nėra parsidavę, nėra lankstus, nėra apsimetėliai ir tai yra varomoji jėga ir tai yra smagu, kad dar yra tokių žmonių. Jeigu tokių žmonių nebūtų, labai būtų sunku iš tikrųjų gyventi. Tai ką, Tai ačiū visiems už palaikymą iš tikrųjų ir kurie palaikote ir prie to paties, aišku, pasinaudosiu progą pakviesti, paraginti, pervesti 1,2% viešai mūsų TV. Apačioj po vaizdo įrašo yra aprašas, paspaudžiat, užtruksiu 2 minutės ir galite. Iki gegužės 2 berods galima tai padaryti, tai būsim labai dėkingi. Arba kas norite, taip pat galite paremti. Patemti mūsų viešai mūsų TV ir pravesti kažkiek tai pinigėlių, jeigu galit, nes vis dėlto mes saugom. Tie, kas nori ir gali, tikrai nespaudžiam ten pensininkų. Kodėl mes saugom? Močiučių. Man buvo klausimas, kodėl mes saugom šitą VŠI, kodėl mes jos neuždarom. Šitą VŠI yra labai gerai, todėl, kad mes esam prisiregistravę prie Kultūros ministerijos kaip žiniasklaidos priemonė, o žiniasklaidos priemonė turi šiokių tokių lengvatų, jeigu mums reikia kažkokios informacijos
informacijos iš vienos ar kitos, tarkim, ar iš Seimo nario, ar iš kažkokios instancijos valdiškos gauti informaciją iš prokuratūros, kodėl kai kurie nustebė, iš kur pas tave informacija apie Liną Jurgutę, apie teismus, apie visą kitą. Kada mes turim viešai, mes galim tiesiog užsiklausti ir jie mums privalo atsakyti per keletą valandų. Tai yra labai gerai turėti šitą viešai, išnaudoti, jinai yra registruota prie kultūros ministerijos, mes galim ateiti į valdiškas instancijas, užduoti klausimus, filmuoti, jie mums privalo atsakyti, nedelsiant privalo atsakyti, negali nusišnekėti tokiom nesąmonėm, rašykit raštu, mes jums ten atrašysim per mėnesį. Jie privalo nedelsiant suteikti informaciją. Na, yra privalumų, todėl mes stengiamės išlaikyti tą viešai kiek įmanoma ir todėl būtų smagu, jeigu padėtumėt ir ją išlaikyti, nes mes nei iš vieno nesam paėmę, nei vieno rublio, nei vieno cento, nei vieno dolerio, iš vieno politiko, nei iš vienos organizacijos kažkokios politinės ar dar kažko. Mes esame tik tai jūsų pačių žiūrovų išlaikomi ir todėl mes galim taip laisvai kalbėti, todėl mes galim jausti sąžiningai prieš jūs, prieš save ir nėra jokios sąžinės graužaties, kada tu paimi ir turi atidirbinėti. Tai va, realiai mūsų likimas yra dalinai ir jūsų rankose. Tai dar kartą ačiū, taip pat paraginsiu prenumeruoti kanalą, kas dar neprenumeravę, ir palaikyti mūsų veiklą. Tai šiam kartui tiek ir iki kitų kartų. Ate. Iki.